1, 2, 3, prašau tylos, vyksta filmavimas. O mano peilis kur jūs jį padėjot? Su kuo iš to dėžę pjaustysiu? Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mūsų stalo 25 eurai ir 77 centai. Tai siuntinys, kaip matot, atsiuntė man Vinipak kurjeriai. Šitą siuntinį pirkta yra prie Svika LT parduotuviai. Jie prekiavimą įvairiomis knygutėmis, ir vaikiškomis, ir nevaikiškomis. Na, iš Kinijos tikrai nesisiųsti kažkokių lietuviškų knygučių, dėl reikia pirkti jas internetu Lietuvoje. Knygutės, aš nežinau, aš tik tai mokėjau už jas, mokėjau 25 eurus 77 centus. Vakar ryte jos buvo užsakytos, čia 2 knygutės, o šiandieną jau gavau, tai atkeliavo per vieną dieną. Na, savame aišku, už patį atsiuntimą Vinipak kurjeriui reikėjo sumokėti pristatymo kainą, tai yra 2,94. Tai yra pilnas paketas, tai yra pilnai kainavo viską 25 eurus 27 centus. Gerai, užteks man šnekėti, aš šią filmuką darysiu, žinokite, per 2 dalis, kadangi čia yra 2 knygos užsakytos. Magnetinis raidynas, tai bent abėcėlė, ir gyvūnų pasaulis 60 garsų. Na, atidarom ir žiūrim, kaip va tokia žėva. Truputėlį kurjeriai turbūt, kol viskas čia keliavo, jie truputėlį palamdė. Gerai, viską mes padarysim ir pasižiūrėsim. Ką mes čia gavom, ką mes čia pirkom. Tai pasakysiu, aš žinokit, nežinau, kas čia per knygos, nes pirko jas mano žmona, taip kad aš dabar vertinsiu ir žiūrėsiu ir duosiu taškus. Na, mes knygų turbūt neskaitysim, nusipirkti kažkas knygutę. Na, tai gerai supakuota, kad niekas neiškristų. Turim. Va, kokią knygą turim. Ir dar vieną knygą, tai bent abėcėlė. Gerai, tokia va, tai bent abėcėlė. Šitą atidėsim kitam kartui, kitam filmukui. O dabar žiūrėsim va šitą va knygutę, Gyvūnų pasaulis. 60 garsų. Skaityk, spaus, klausyk. Aš truputėlį nuleisiu kamerą žemiau, kad geriau viskas matytųsi. Ir mes šitą knygą pavartysim ir pasižiūrėsim. Na va, knygutė. Faina. Man tai labai faina, žiūrėjau iš karto. Aš dabar paėmiau rankose. Ją vartau ir jinai man patinka. Na, 60 garsų, tai reiškia, mes paklausysim, kas čia per tokie garsai. Jinai kainavo man 9 eurus ir 40 centų. Nuorodą, kur nusipirkti šitą knygą, jūs filmuko apačioje informacijai pamatysite. Na, negaištam laiko. Aha, va, čia yra baterijos, man reikia išimti. Tada jinai gros. Gyvūnų pasaulis. Verčiam, žiūrim. Na, ką galiu pasakyti. Graži spalvota knygutė, nu bandom klausyti garsų. Kas čia buvo? Supratau. Čia man dar reikia instrukciją paskaityti. Įjung garso modulį, paspausk paveikslėlį ir išgirsti gyvūno balsą. Vat kaip čia viskas. Gerai. Įjungiau. Puiku. Čia pasirodo taip karvė. Paršelis, žirgas, avis, gaidys, viščiukas, žąsis, šuo, višta. Tikiuosi, kad jums viskas girdisi. Verčiam toliau. Miškas, va, apie mišką. Čia reikia reiškės. Kalvė. Reikia paspausti dar kartą. Nu, faina. Verčiam toliau, labai įdomi knygutė man žiūrės. Ir tik tai 9 eurai ir 40 centų, o savana. O liūtas. Dramblys.
Nu, faina knygutė, džiunglės. Aš šiandien labai mažai kalbu. Mes tik tai spaudžiojame ir klausom garsų. Čia džiunglėse. Nu, žinau, kad mano vaikui šitą knygutę labai žiauriai patiks. Nu, aš tikiuosi, kad patiks, labai patiks spaudžioti. Jis tokia spalvota, tokia, pasakyčiau, labai faina knygelė, labai faina. Taip, dykuma. Tik čia dar tų puslapių. Oho, ir klausysim, gerai, klausysim visus garsus. Kupranugalis. Nu, nežinau. Nu, gerai. Fenikas. Surikata. Svarbiausia, kad viskas veikia. Kiek spaudžiu, tiek viskas veikia. Nu, žinau, kad jums tik tos knygos nereikės, prieš viską išklausysit. Nu, kalnų avinas. Nu, man kaip suaugusiam, žinau, kad jau pradeda atsibost. Jakas. Pagaliau paskutinis puslapis. Kiek daug puslapių. Dingas čia. Australijoje mes. Nu va ir viskas. Va tokia va knygutė. Iš tikrųjų, nu ką, gyvūnų pasaulis garsų knyga, pasakyčiau, nu labai liuks, labai man patinka ir kaina, tarp kitko atrodė, kad man tai brangu, galvojau žmonės, pasakysiu, nu ką tu čia man nupirkai už 9,40. Iš tikrųjų, nu, bet čia 60 garsų ir, na, nerealu, mano vaikas dabar kai tik labai tokius garsus mėgsta spaudžiant, klausytis, paveiksliukai labai firminiai, labai viskas faina. Žinokit, aš pasakysiu taip, 5 žvaigždutės iš 5 ir šitą knygą pirkti rekomenduoju. Jeigu jūs turite mažų vaikų, kaip aš turiu mažą dukterį, tai šita knygutė yra nepamainomas dalykas. Na, tikrai, aš žinau tikrai, kad jai patiks, jeigu mano žmona pirko, mano žmona žino. Taip, kad šitą prekę iš Presvika LT parduotuvės pirkti rekomenduoju.